Mano brangus broliai ir seserys, šiandien kontempliuojame vieną gražiausių ir nuostabiausių Evangelijos pagal Luką pasakojimų Zachiejus atsivertimą. Tai unikali scena, kurios nėra jokioje kitoje Evangelijoje ir jį konkrečiai atskleidžia, kaip Jėzus užkariaudavo tolimiausias, sužeistas ir suakmenėjusias širdis. Zachiejus buvo Jericho muitininkų viršininkas, labai turtingas ir dėl to labai nekenčiamas. Tekste taip pat pabrėžiama, kad jis buvo mažo ūgio. Taigi, kai Jėzus ėjo per miestą, minia jam trukdė matyti. Vedamas nuo širdaus smalsumo, Zachiejus nubėgo į priekį ir įlipo į sikomorą, didelį, aukštą ir lapuotą medį, vien tam, kad pamatytų, kas yra Jėzus. Tačiau Evangelija atskleidžia kažką nepaprasto. Zachiejus norėjo pamatyti Jėzų, bet pirmiausia Jėzus pamatė jį. Jis pažvelgė aukštyn, pamatė tą žmogų, kurio visi niekino ir tarė: Zachiejau, skubėk žemyn. Šiandien turiu apsistoti tavo namuose. Šis įturiu rodo dievišką planą, nuo amžių numatytą apvaizdos. Zachiejus skubiai nulipo, o Evangelija pabrėžia, jis priėmė Jėzų su džiaugsmu. Ir čia matome aišku Dievo veikimo ženklą, jis visada mus nustebina. Mes, kurie dažnai laikome save nevertus, esame apgaubti džiaugsmo, kai Kristus pažvelgia į mus gailestingai. Šis susitikimas pakeičia Zachiejų iš vidaus. Savo namuose, palytėtas malonės, jis imasi iniciatyvos ir sako: Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams, o jei ką nors apgavau, grąžinsiu keturgubai. Gailestingumas gimdo atsivertimą. Kristaus žvilgsnis sukelia vidinį judesį, vedantį į atsiteisimą, teisingumą ir konkretų meilės darbą. Tada Jėzus tarė šviesius žodžius: Šiandien šiems namams atėjo išganymas, tačiau iš šios namus įėjo pats Jėzus. Jis yra tas, kuris atneša išganymą, bet tik tiems, kurie jį priima tikėjimu. Todėl Viešpats pridūrė: Ir šis žmogus yra Abraomo sūnus. Būti Abraomo sūnumi reiškia ne kraują, bet tikėjimą. Jėzų priima tas, kuris tiki kaip Abraomas. Ir Jėzus užbaigia: Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir išgelbėti, kas buvo pražuvę. Žodis pražuvę čia švelnus. Originaliai jis reiškia į pasmerktą, sunaikinta. Kitaip tariant, Kristus atėjo išgelbėti tuos, kurie ėjo į amžiną pražūtį. Jis atėjo išvaduoti mus iš pragaro navų. Broliai, gyvename šiuolaikinių muitininkų visuomenėje. Mes paverčiame pinigus stabais, dedame savo pasitikėjimą į turtus ir dažnai tampame to, ką turime, vergais. Bet Jėzus šiandien žvelgia į tave tuo pačiu žvilgsniu, kuriuo žvelgia į Zachiejų. Gal tu esi tik smalsus, gal tik nori pamatyti, kas yra Jėzus. Bet jis nori daug daugiau, jis nori įeiti į tavo namus, tavo gyvenimą, tavo širdį. Leisk Kristaus žvilgsniui tave nustebinti. Išlaisvink iš pinigų naštos. Turėk, bet nebūk turimų dalykų laikomas. Išpažink savo nuodėmes. Atgailauk, grąžink tai, kas ne tavo. Daryk gera vargšams. Leisk Kristui pakeisti tavo širdį taip, kaip jis pakeitė Zachiejaus širdį. Tas, kuris buvo pasmerktas, rado išganymą, ir tas pats gelbėtojas šiandien nori įeiti į tavo namus. Tebūna Dievo palaima su tavimi.